Labadiena visiems ir labas, Miglė. Sveiki, labas visiems žiūrintiems ar klausantiems. Ir šiandien mes, kaip turbūt jau tradiciškai beveik rugsėjo pradžioje, kalbam apie emocijas. Emocijas po darželio, emocijas po mokyklos. Ir mes kalbam ne tik iš teorijos, mes kalbam ir iš praktikos. Miglė, tavo. Pernai mes kalbėjom apie atsiskyrimo emocijas. Tai kas, jeigu norit, galit mūsų YouTube mylu LT atsisuk metus atgal. O šiemet jau paūgėjom ir kalbam apie po. Po emocijas, nes man atrodo, tiek išsiskyrimas, tiek grįžimas po išsiskyrimo yra lygiai tiek pat jautrus momentai. Ir kaip ir dar jau grįšiu prie tos mūsų praktikos, mano dukros eina šiemet į 1 klasę, Miglės Ema eina į darželį, taip kad Turime. praktikos turime, ne tik teorijos ir praktikos, taigi apie viską iš eilės. Ir man atrodo, žinai, man atrodo, kad tėvai šiandieną jau tikrai daug žino apie emocijas. Bet kur mes paslystam? Miglė, kodėl mums vis tiek taip sunku, kaip tu Kur manai? mes paslystam? O jėtus, čia žinok, yra mano šitų pastarųjų 5 mėnesių didžiausias klausimas, hens leliukas, antras vaikas. Aš tau galiu labai tiksliai pasakyti, bent jau kur aš paslystu. Aš tai paslystu ant savęs. Mano nekantrumas ir emocionalumas yra ta banano žievė, nes labai būna juokinga vakare, jau kai užmigdom, ten tarkim, vaikus ir su vyru kalbam, nu bet ir tas, nu bet taigi žinom, kad čia ir normalu, ir natūralu, ir amžiui tinkama, ir žinom, kaip valdyti, ir ką daryti, ir kaip atliepti, ir eilinį kartą gavos tas pats. Mm. Tai va, tai aš tai slystu ant savęs. Na ir man atrodo, kad čia labai universalu visoms vaikų temoms, kur mes tarsi žinom, kad normalu, tarsi žinom, kad tai bus, netgi tikimės to tam tikrą prasme iš to žinojimo ir vis tiek mums nuo to niekiek nelengviau. Tai gal pakeliaukim prie tos praktikos. Kaip pas jūs po darželio ar emocijų padaugėjo pradėjus eiti dabar į darželį? Tai padaugėti, tai vienareikšmiškai jų padaugėjo ir aš netgi galėčiau išskirti į dvi dalis ir man atrodo net visai yra logiška, nes pirmas dalykas, kuris būna, žinai, labai pagauna, nu, angliškai sako off guard, nu, taip netikėtai. Mhm. Tai kai Mhm. tu ateini į darželį ir viskas prasideda, jau čia dabar, tu dar stovi rūbinį, dar čia su auklėtoja kalbi, jau tas vaikas kažkas jam netiko, jau jisai rėkia, jau jisai krenta, yra žanro klasika ar ne, kodėl atėjai tu? Turėjo ateiti mama. Arba turėjo ateiti tėtis. Arba atvirkščiai, arba ten atrodo pradeda ar ne, pradeda, taip matosi, net aš naudoju nu, netinkamus tam pasakyti žodžius, bet jie yra tie žodžiai, kurie, nu, vat, man iš pasąmonės ateina, ar ne, atrodo, specialiai provokuoja konfliktą, ne? Mm. Tempia, daro, ginčiasi, nesidėsiu, ne taip, kitaip, pradeda daryti kokią nors, nu, mano Ema, tai būna kartais nesąmonė, ten kokį batą ant galvos dėtis ir ale, ha, ha, ha. Nu, bet tokias, nu, tikrai, nu, nesąmonės pradeda daryti, kur taip, bet tas, kur, ne, kur tave pagauna patį, kad tu čia aš atėjau, čia skubėjau, ne, taigi čia norėjau anksčiau, kad būtų geriau ir čia dabar man taip daro, ne. Tai va šitas, kur yra tas pirmas momentinis, kur mes puikiai žinome, ne, kad vaikas pamatė mamą arba tėtį, jisai gavo impulsą, jisai gavo signalą, kad aha, aš vėl saugus, nes na, vis tiek mokytojo saugumas ir darželio mokyklos aplinkos saugumas nu, niekada turbūt neprilygs mamos, tėčio ir namų saugumui. Kuo, Vienareikšmiškai, čia kuo kuo mes, arčiau, tuo geriau, bet nu, taip, nebus lygybės ženklo. Ir čia kaip ir mes suaugę, žinai, net ir kiek tu labai mėgtum ir ten fainai tau būtų tavo darbe, tai vis tiek yra darbas, o ne namai ir ne artimiausi žmonės. Ir yra vaikų, kuriems jeigu jau labai 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 daug per tą dieną prisikupė, jie čia ir dabar, jie pamatė mamą ir tipo, viską galiu išleisti. Ir man atrodo, kad tokiose situacijose būtent tas žinojimas ir nepadeda. Nes mes patys esame ne komforto zonoje.
Mes neturim kur atsitraukti, aplink yra akis, ausis, kiti vaikai, kiti suaugę, mokytojai, patys pradedam jausti stresą, nu kaip čia dabar mes prieš mokytojus, ne, suvaldysim šitą. Nežinau, man asmeniškai vienas vienintelis dalykas padeda, tai yra bukai išmokti algoritmai, bukai išmoktos frazės. Aš tiesiog tada išjungiu savo tą fight or flight modą, tą tokį, ne, kur aš pati pradedu Taip, norėti gintis. Ir taip. tiesiog atrodo net išjungi visas emocijas ir tik tais taip, bet paprastai, logiškai eini, kartoji, darai tai, ką esi išmokęs, tai, ką žinai, kas veikia ir tada pavyksta. Bet man atrodo labai stiprus momentas, kad tu pasakei, kad aplinka dar mus labai toj situacijoje veikia, nes aš tikrai atsimenu ir pati dar iš darželio laikų, kur mano dukros būdavo labai tokios geros mergaitės visą dieną ir kai aš ateidavau, jos ten pradėdavo nesirengti, sakyti, eik iš čia ar dar kažką. Ir atsistoja auklėtoja ir jinai sako, o, tu matai, dar ir šitai būna. Tai čia labai norisi, galbūt toks stebuklas vyksta, kad mūsų klauso, pavyzdžiui, darželio mokytojos, tai tikrai padėkite tėvams, pasakykite tiesiog, kad tai yra normalu arba atsitraukit. Tiesiog palikit tėvus tvarkyti su vaikais tam, kad jie galėtų susikaupti tame labiau. Šiaip nėra, man atrodo, nieko blogiau, negu kai vienu metu ir tu bandai, ir tada dar mokytoja kažką sako, ir dar koja kita mama ateina į rūbinę, ir dar, o, nu, matau čia kažką. Ir tada tas vaikas iš vis pasimetais, nebežino, ko klausyti, o dar jeigu kontradiktina vienas kitą, pavyzdžiui, pasakė, nu tada, nu, krachas yra. Tai kažkaip, man atrodo, taip labai svarbu jausti, kad arba tada, jeigu dar yra klasėje, tai vyksta, jeigu matom, kad mokytoja rodo iniciatyvą, mes sakom, aš palauksiu čia ir mes nelendam. Arba jeigu tai jau yra rūbinėje, netgi aš tai esu pernai metais kelis kartus mokytos paprašęs, kad viskas gerai, jūs eikite į grupę, aš jau čia, viskas gerai, ačiū, jau gražaus vakaro. Tiesiog, jau mes čia susitvarkysim. Jo, tiesiog tada jau mes atsitraukiam, kad vis tiek nu vaikui yra lengviau vienas su vienu. Bet gal, žinai, pašnekėjom apie tos algoritmus, tai gal, Dovilė, tu nori pasakyti, kas tokie, žinai, trumpi, paprasti, tie veikiant dažniausiai veikiantys. Man tai visą laiką labai atrodo norisi priminti tėvams dar vieną dalyką, kad iš tikrųjų, kai mes ateinam į darželį, kai mes ateinam į mokyklą, tai mes turim labai, taip, kaip jau pasakyti, jausti pagarbą vaikui, kuris visą dieną išbuvo, dar tikėtina labai gerai elgesi pagal kažkokias tai mokyklos ar darželio taisyklės. Ir jisai išbuvo. Tai jūs įsivaizduokit, kiek daug vaikui reikėjo resurso toms nebrandžioms smegenims, kurių dar loginė smegenų dalis yra labai nesubrendusi. Tai jau tikrai ta loginė smegenų dalis dirbo 110%, kad tik tai gal išbūti tą dieną. Žinai, kaip mes tom dienom, kai būna per dieną 8 susitikimai. Panašiai, taip 110, taip jau tikrai. Ir tas mūsų pasirodymas, jisai aišku leidžia įsijungti labiau emociniai smegenų pusiai, atsipalaiduoti. Ir ką mes turim šitą vietoj prisiminti? Kad, tai jau ta loginė smegenų dalis jau išeina pailsėti. Todėl visi ilgi paaiškinimai, tokie kaip tėtis negalėjo, nes tėtis dabar dirba ir tu supranti, taigi tėtis turi dirbti, tai vaikai viso šito negirdi. Todėl vienas iš svarbiausių dalykų, jeigu mes kažką, vaikas sako, nežinau, kodėl tu atvažiavai, o ne tėtis, aš norėjau tėčio, tai mes tiesiog linksim galvą šitą vietą ir sakom, aš girdžiu, tu norėjai tėčio. Atvažiavau aš. Viskas. Kuo trumpesni sakiniai, kuo mažiau informacijos, tiesiog priimant, aš tave girdžiu. Labai svarbus šitas dalykas yra vaikui irgi ne tai, kad mes bandom kažką pakeisti, tai, kad mes pasakom, aš tave girdžiu, gyvenimiška prasme nieko nepakeičia, bet emocinė, psichologinė prasme tai yra labai svarbu. Tai yra ne tai, kad nes mes galim pradėti, jeigu taip kartais galim galbūt, net ir toks noras kartais kyla, tarsi net sugėdinti vaiką. Tai džiaugtis, kad aš atvažiavau, tarsi, tar tėčio reikia,
Bet neužsiimkim šitais dalykais, prisiminkim loginės smegenų dalis, viskas ilsisi, trumpai ir aiškiai. Girdžiu, norėjai tėčio, atvažiavau aš. Ir tada toliau viską darome maksimaliai vėlgi. Taip, ką mums būtinai reikia padaryti. Dabar dedamės batukus, aunamės batukus, dabar striukė, dabar kuprinė, dabar einam. Jeigu vaikas dar yra mažas, tai daugeliu atveju man labai pasiteisino tiesiog susirinkom daiktus, susirinkom vaiką ant rankų ir išėjom. Kad tas procesas būtų kiek įmanoma trumpesnis, kad kiek įmanoma jame, na, būtų mažiau erdvės kažkur tai ten toms emocijoms reikštis. Ir iš tikrųjų, kuo mažiau kalbi ir kuo mažiau nukalbinėjai, tuo lengviau pavyksta ir vaikui susikoncentruoti ties tais funkciniais dalykais, kuriuos mes, na, privalom atlikti, kad galėtume išeiti. Mums dar labai padėdavo, dabar reikia užsidėti batus. Ar nori pati, ar man tau padėti? Vėl toks tarsi vaiką nepaliek jam improvizacijų batų dėtis ant galvos, bet vedi, dabar batukai. Pati, ar ten tau pasimsi paduoti striukę, pirmą striukę, ar ten kelnes, nu, tarkim, jeigu koks, na... Žiema jau ten. Jo. Kepurė dabar ar prie durų, šaliką pati ar apviniot. Ir tiesiog pro kiekvieną žingsnį vedi tas ar tas. Ir tada tas vaikas patenka į tokį funkcinį tunelį ir jam yra labai lengva, nes, na, tu jį pragaidini, nes jo tos loginės smegenys išėję pasivaikščiot, emocijos ima viršų ir jam pačiam, nu, tokie atrodo, nu, elementariausi dalykai, jie pasidaro, nu, sunkus ir ypatingai, jeigu nori išlieti tų emocijų dar daugiau, jie tikrai ieško, kaip aš sakau, sienos, į kurią atsitrenkti, kad galėtų pravirkti. Tai reiškia, jie tikrai, nu, jie bando provokuoti konfliktus. Nu, galima taip sakyti, kad, nu, tikrai, ta prasme, tai yra tai, kas... Taip, iš tikrųjų, vaikas ieško ribos, kuri padėtų jam išlieti emocijas. Ir ar kažkokio griežtesnio ar sudraudimo, ar pasakymo, kad taip negalima, ar kad jau dabar tikrai eina, nu, kažko, į ką jis atsitrenktų, kas leistų jam išsiverkti. Tai jeigu mes nenorime tos akistatos darželėje, nes jinai tikrai jau faktas, kad tą vakarą įvyks, ar taip, ar ne, bet mes, na, galime ją dar parsivežti arba iki mašinos bent jau, arba net, na, ir iki namų. Tai va tas toks, tas ir tas, prašokiniai ir į saugią aplinką. Kartais mes galim dar toks vienas iš ką išbandyti galbūt tėvams, bet čia labai reikia irgi subtiliai pajausti, nes kartais mes gali būti, kad ateinam ir pajaučiam, kad mūsų vaikai tokiai gana įsiaudrinusioj, bet galbūt dar nesprogstančių emocijų būsenoje. Ir kartais toje būsenoje visai padeda žaidimas. Tai yra, kada mes sakom, nežinau, pasiūlom greitai užsidėti batukus ir nuo laiptų, ar ten lipsim, ar tave nunešti, ar bėgsim, ar mes gal palenktyniausim, ypač jeigu iš kiemo pasiimam, kas greičiau iki vartelių, ar aš, ar tu. Neskatinkim lenktyniavimo tarp vaikų, bet skatinkim lenktyniavimą su suaugusiu žmogumi ir mes, aišku, pasiduodam ir vaikas nubėga pirmas ir tai sukelia labai daug tokio pasitenkinimo, juoko. Šitas irgi dalykas, žaismingas toks išėjimas, irgi labai yra fainas, tik čia turim subtiliai pasižiūrėti, nes jeigu mūsų vaikas yra ant tokio tuoj išliesiu emocijas per verksmą arba jau pradėjęs verkti, pereiti žaidimą nereikėtų, nes tai jau yra toksai tarsi tų emocijų paneigimas. Bet jeigu vaikas pats tokiai žaismingoj būsenai, ypač dabar, geri orai, pasiimam iš lauko, iš kiemo, tai pasinaudokim kartais ir žaidimu. Ir nebijokim patys pasirodyti kažkokie juokingi, žaismingi, nueiti, nežinau, žąsele, antele iki vartelių ar palenktyniauti su vaikais, nes tai irgi nuima tą susitikimo įtampą labai fainai. Taip. Nu ką, ir tada parvažiuojam namo. Oi, neparvažiuojam namo. Nežinau, kaip tavo Sema, mano sunkiausias laikas būdavo, kai susėdami mašiną. Jau automobilį, taip. Jau buvo tas automobilis, jau buvo tas laiptelis, kada yra jau saugi erdvė. Ir netgi pernai, jau kai vaikai, dukros ėjo į priešmokyklinę grupę, tai iš tikrųjų pas mus irgi būdavo. Va, tas momentas, kai susėdam į automobilį ir jau toksai, matyt, nueina emocija, na ir ten prasidėdavo. Labai greitai dėl kažko būdavo surasta priežastis, kodėl reikia ar išsiverkti, ar išsirėkti ir panašiai.
kaip skirtingai. Pas mus automobilis yra toksai kaip Šveicarija, tokia neutrali zona per brūkšnelį psichologo kabinetas, kur aš nežinau, gal Ema taip veikia, meditatyviai tas važiavimas, bet tai yra ta vieta, kur jinai pradeda tada kelti, pradeda grumuluoti dieną, Mhm. pradeda kelti visokius klausimus. O kodėl tas vaikas padarė taip? O tu žinai, ten man mokytoja sakė taip, ką čia reiškia? Ar čia šitas geras ar blogas? Ir jinai matyt pradeda dėliotis taškus ant jį. Tai mums automobilis kaip tik toks būdavo dažniausiai, kur Poilsio laikas. įkvėpi. Bet tie klausimai, va taip labai... Jai, vat matėsi, reikėdavo to laiko, ar ne, kur, nu, susidėlioti tą dieną į stalčiukus, nes, nu, kaip taisyklė, pusės neatsimena, ar ne, labai daug. Paklaus, ką vaikas valgė pietum, be šansų. Pasakys vakarienę, visada pasakys vakarienę, nu, nebent kas nors jau labai ten skanu buvo. Tai man, pavyzdžiui, mašinoje labai padėdavo daug tokių mažų, neutralių, atvirų klausimų. Ką valgiai pusryčiam, ką valgiai pietum, ką valgiai vakarienę, ką žaidėjai, su kuo žaidėjai, kaip žaidėjai, ar buvo atlaukę, ką veikia atlaukę. Kuo mažesni vaikai, tuo jam yra sunkiau atsiminti, tai padėdavo tokie, ką šiandien valgiai, varškį ar blynus pusryčiams. Tada sako, ne, mama, košė. Tai va dar tokių prabėgti tą dieną, padėti vaikui susidėlioti šiek tiek, kiek ten jam kažko į stalčiukus, nes tada kartais tai padeda nusiraminti, kartais atvirkščiai tai kaip tik iškelia kažką, kas galbūt nutiko pirmoje dienos pusėje, bet jau per popietę ten spėjo tarsi lyg ir pasimiršti, bet iš tikrųjų dar toj aktyvioj fazėje likę, kur, na, tikėtina vis tiek kažkada pramuš. Kažkada pramuš. Tai turbūt turi tą tokią, kaip čia pasakyti, tokią labai lengvesnę situaciją galbūt, nes tikrai tėvams, kurių vaikai jau pradeda reikšti emocijas automobilyje, yra gerokai sunkiau dėl to, kad mes turim vairuoti. Ir grįžti namo yra pakankamai sudėtinga užduotis, ypač jeigu vairavimo yra daugiau. Tai aš galbūt trumpai pasidalinsiu irgi patirtimą apie tai, kad vėlgi automobilyje jau pradėti reikšti emocijas, tai tikrai yra irgi lygiai taip pat natūralu, nes tai jau yra uždara erdvė, čia jau yra tik tai mama arba tik tai tėtis, jau man yra saugu, jau gali būti ten kažkoks tai, nežinau, spardymas į sėdynę, gali būti noriu valgyti, gali būti, na, įvairiausių dalykų, kurių gali būti. Na, ir prisipažinsiu, kad esu ne kartą ir ne du, praėjusiais metais ir dar metais prieš tai, stojusi tiesiog degalinėje tam, kad galėčiau apkabinti vaikus, tam, kad galėčiau nuraminti, tam, kad išsiverktų, tiesiog išleistų tas emocijas ir kad mes galėtumėm važiuoti toliau. Nes tai rodo, kad tiesiog tos emocijos nebegali palaukti iki namų. Nu, mums taip norėtųsi, nu, tai palauk iki namų ir ten namuose išsiaiškinsim, ne? Bet tai rodo, kad emocijos nebegali. Ir jeigu mes jau jaučiam, kad mums sunku yra vairuoti, ir ypač kai vaikai, mūsų atveju vaikai 2 galinėje sėdynėje, tai ten, aišku, atsiranda greitai ir galima ir susimušti, ir dar kažką sugalvoti. Tai visuomet patariu tokiose situacijose. Stojam degaliniai ar kažkur, tai ten, kur kažkokia aikšteliai, kur galima sustoti, apsikabinam vieną ar abu vaikus, leidžiam išverkti ir kaip taisyklė vėliau kelionė yra lengvesnė. Bet čia dar labai noriu atkreipti dėmesį į fiziologinius dalykus. Nes labai dažnai mes vaikus pasiimam iš darželio, iš mokyklos, tokius kurie jie ne visai patenkinę savo fiziologinius poreikius. Tai reiškia, jie gali būti žaidę lauke, pamiršo atsigerti. Vakarienė buvo ne tai, kas jiems skanu, jie yra šiek tiek alkani. Tai vėlgi pastebėkite su savo vaikučiais, nes gali būti, kad kažkoks tai, nežinau, krekeris ar batonėlis tik įsėdus į mašiną, gali būti būtent tas sprendimas, ko vaikui reikia, kad galėtumėm namo grįžti su mažiau emocijų, nes ir mes patys, kaip žinia, kuomet esam alkanas, nepailsėję ir taip toliau, nu tai tik tai duok čia tavo emocijų. Taip.
Tai va šitie dalykai fiziologija taip pat turi labai labai svarbią vietą. Ir dar vienas iš dalykų, tarp kitko, kurį verta paminėti, labai dažnai verta prieš išeinant iš darželio arba mokyklos pasiūlyti vaikui nueiti į tualetą. Nes čia dar vienas iš tų fiziologinių dalykų, kuris labai nepadeda emocijų valdymui. Taip, baziniai poreikiai visą laiką pirmiausia prabėga baziniai poreikiai. Tai va, tai grįžtam namo. Čia prasideda mano sunkioji dalis. Čia prasideda tavo sunkioji dalis. Na, mūsų atvejais grįžimas namo irgi būdavo tas toksai kartais, net ir batų nenusiavus ir striukių nenusirengus prie durų Taip, jau. viskas iš karto netinka, nepatinka. Taip. Bet juokas juokais, per praeitus ir per šios metus mes išsigryninom netgi šiokią tokią rutiną, sakykim. Tai šituo atveju pas mus dažniausiai visada yra pirma užkandukas, kažkas, gaminamas vakarienės morkos porą juostelių, nieko stebuklingo. Ir tada yra labai dvejopai, aš ką esu pastebėjusi, ar ne, kad mano dukrai padeda ryškiai dviejų tipų veiklos, kurios yra viena kitą labai kontraindikuojančios. Vienos veiklos yra tos siausti, rėkauti, bėgioti, dainuoti, laipioti, karstytis, eiti imtynių. Jinai sako, jinai taip net vadina papokštaukim. Mūsų vakarą yra jo su tėčiu ant sofos ten vartalio, imtynių, realiai jinai imtynių. Taip. Bet kita veikla yra būtent smulkiosios motorikos rankų užimtumo veikla. Tai yra lipdyti, ką nors smulkaus dėlioti, klijuoti, kažką su smėliuku, su vandeniu. Tai, kas eina per rankų užimtumą, ne veltui sako busy hands, quiet mind. Ne? Ir tai, kas eina per pirštų galiukų sensoriką. Kai yra jie stimuliuojami, jinai susikoncentruoja. Dažniausiai tai yra kažkokia monotoniška pasikartojanti veikla. Ten, pavyzdžiui, kažką pilstu, arba ten kokius segioju, klijuoju kažkokius karoliukus, ar kažką darau, lipdau, kuri irgi tą nervų sistemą nuramina. Tai tik smulkmena tokia, kad reikia atspėti. Reikia atspėti. Tai ir kartais gali būti ir tai, kad mes prie tų veiklų, kad pereitumėm, priklausomai nuo vaiko temperamento, gali būti, kad mums yra reikalingas tas laikas, kada emocijas išliejam. Vienareikšmiškai. Tai dabar, kas man atrodo, grįžus namo labai yra svarbu, mes einam, sakysim, užkasti, einam, nežinau, aunamės batukus, plaunamės rankytes, einam užkasti. Ir čia kaip pastebėti, ar tiesiog vaikui, yra šiek tiek įtampos, ar vaikas tikrai nori išlieti emocijas. Ir čia aš prisiminsiu Aletos Solter sulūžusio sausainio fenomeną, kuris labai dažnai padeda prisiminti šitą teoriją. Jeigu vaikui mes padarėm, nežinau, papjaustėm 2 morkų juosteles, o vaikas sako, aš norėjau rutuliukais, ir mes papjaustėm rutuliukais, ir vaikas meta tas morkas ir sako, ir aš iš viso norėjau agurko, jau jaučia tas toks yra, ir tas netiko, ir tas netiko, ir tas netiko, tai jau čia agurkas nebepadės. Tai rodo, kad mes turim sukauptas emocijas ir čia jau mes sakom, žiūrime į akis ir sakom, džiaugsme mano, agurko šiandieną mes nevalgysime, šiandien valgom morkas. Ir tikėtina, kad dėl to jau ir prasidės emocinė iškrova labai stipri. Ne? Nes dažnai tėvai sako, tai jeigu aš papjausčiau morkas juostelėm ir vaikas sako, aš nenoriu morkų, tai ar čia jau emocijų iškrova turi prasidėti, ar čia tiesiog vaikas nenori morkų, kaip man žinoti, ne? Tai bet čia, mes kartais net, jau tą žinodama, pavyzdžiui, aš sąmoningai, nors aš turiu šaldytuvą agurkų, bet kartais tu sąmoningai statai vaikui tą sieną, kad jis tiesiog greičiau ją atsitrenktų, greičiau viską išsilietų ir greičiau prasidėtų normalus vakaras. Ir greičiau viskas būtų, greičiau prasidėtų, greičiau baigtųsi. Bet iš tikrųjų, nes jeigu tu šokinėsi taip ir bandysi tenkinti tarsi tą poreikį, kuris iš tikrųjų visai netoks yra poreikis, ne tik agurkas, tada nueis prie kažko, tada paprašys piešti ne tik flamasterį, tada išpieš stalą, tada... Realiai vaikas visą vakarą gali ieškoti, kaip ir kur tą iškrovą padaryti.
Tai kartais yra, nu, toks tikrai atrodo, biškai, nu, nesąmoningas ir nelogiškas, yra tarsi specialiai pravirkdyti vaiką, bet Gal neformuluokim specialiai pravirkdyti vaiką, bet gal formuluokim per tai, kad tiesiog matyti, kada tai yra nebe apie poreikį, man jau nebereikia to agurko, ne, arba galim, nu tikrai padaryti tą vieną žingsnelį, bet jeigu aš matau ir morka netiko, ir agurkas netiko, nu tai bananas tikėtina irgi netiks ir jau čia yra nebe apie tai. Ne, jau čia mes darom tą išvadą, kad, nu gerai, gal šiandien norėjo ne morkos, bet agurko, nu tai gal vieną tą tokį žingsnį padarom, bet jeigu ir paprašius agurko ir tas agurkas nebe taip supjaustytas, nu tai aišku, kad tai yra ne apie tai. Dar vienas dalykas, apie ką verta, aš Miglę biškį paleisim, aš jums papasakosiu tuo metu dar į ką verta atkreipti dėmesį. Labai dažnai, kada vaikai turi jau prikauptų emocijų ir jau jie grįžta su tom prikauptom emocijom, pagal ką mes dar galim matyti, kad reikia emocinės iškrovos. Tai yra pagal jų kūno kalbą. Labai dažnai, kada yra sukauptos emocijos, vaikų kūnas pasidaro toks labai kampuotas. Toks tarsi judesiai yra staigus. Jeigu jie, laba diena, jeigu jie kažką nori paimti, jie dažnai tiesiog taip staigiai gal pastums kažką. Eidami tiesiog ten, nežinau, jeigu yra kažkoks daiktas, knyga stovi, pastums tą knygą. Toks staigiai, tarsi atrodytų, kad kūnas yra įsitempęs, o vaiką viskas aplinkui erzina. Tai yra dar vienas požymis, kad mes čia turim sukauptų emocijų. Tai nėra tai, kad jūsų vaikas nemoka elgtis, tai nėra tai, kad jisai, nežinau, kažkaip tai neišauklėjo ar dar kažką. Ne, vaikų emocijos kaupiasi kūne, kaip ir mūsų beje, bet jie labai aiškiai tai parodo, kad aš jau viskas, aš jau pilnas, jau man neišeina. Ir kai vaikai paleidžia emocijas per verksmą, mes labai dažnai pradedam matyti, jeigu mes į tai atkreipiam dėmesį, ir atkreipkite tai dėmesį, pamatysim, kad kūnas pasidaro elastiškas, judesiai yra lengvesni, taip tarsi atrodo, kad vaikas eina ir jis už nieko nebekliūna. Tai šitas dalykas irgi yra labai labai toks geras ir toks fainas indikatorius. Ir netgi labai dažnai galima atkreipti dėmesį, kad ar ne vaikas, žinai, tas verkimas jis yra kitoks. Nu, yra tas verkimas, kai aš užsigaunu. Kai verkimas, kai užsigaunu, man atrodo, iš viso mes įdedame į kitą lentyną. Yra tada, bet tiesiog, nu, žinot, kaip sako, kūdikiai skirtingai verkia. Tai ir vaikai skirtingai verkia. Yra verkimas, kai aš užsigavau, yra verkimas, kai kažko noriu, kažko reikia. Ir yra tas verkimas, kai, tas išleidžiu. Ir kai vaikai išverkia, šitą išleidimo verkimą, toks atkreipkite dėmesį būna, ir lyg niekur nieko. Baigėsi. Ir švelnus, ir linksmas, ir geras, ir taip atrodo, nuverkia, tą ašarą nusibraukia ir pradeda čiauškėti, lyg niekur. Ir toks būna, mano vaikas grįžo. Toks net, matai prieš akis, momentinis pokytis. Ir tada supranti, kad iš tikrųjų tu padarai paslaugą pradžioj, uždėdamas tą ribą, kad, ten, tarkim, ar agurko nėra ar kažko, leisdamas, vaikui duodamas tą pretekstą, ar ne, išsilieti tas emocijas. Kartais užtenka net būna kalbant, klausant būna, bet jau turbūt biškai augantis vaikai, jau kad... Vyresni vaikai kartais išleidžia tas emocijas nebe per verksmą, taip labai, nes jūs tikrai pastebėsit, ką aš galiu irgi iš patirties pasakyti, kad maždaug apie 6 metus tokio verksmo, aš net kartais pavydžiu tam tikrą prasme 3-4 metų vaikų mamoms, nes jos dar gali turėti tą tokį, tikrai tokį verksmą, kaip aš sakau, kur viską matai, kad paleidžia, toksai nuoširdus, iš giliai. Ir čia neišsigąskit, tas verksmas gali atrodyti toks labai intensyvus, kartais gali atrodyti, ir jisai gali būti, ir dažnai būna ir su ašarom, ir atrodo vaikas net kartais
bet oro pritrūksta, nes tikrai tai yra daug ir intensyvu ir tai yra labai gerai, reiškia, taip labai giluminės emocijos išeina. O jau maždaug nuo kokių 6 metų jūs pastebėsite, kad tokio verksmo darysis vis mažiau ir mažiau. Ir vaikai dažnai jau emocijas pradės išreiškinėti, mes matysim, kad vaikas įsitempęs, jis lygiai taip pat jo kūnas įtemptas, jam viskas netinka įseidamas, bet jam jau daug sunkiau pradėti verkti. Todėl, kad įsijungia loginės smegenys, jau jos pradeda labiau ir labiau bręsti. Plus atsiranda kažkokie socialiniai dalykai, kai tas verksmas toks yra, na, vis tiek vaikai nori, nenori, kažkur išgirsta, kad verkti yra gal ir ne visai kažkaip čia gerai. Ir dažnai mes galim tada matyti atsikalbinėjimą, kaip tokia emocijų išraiška, išrėkimą kažkokį tai. Ir tai yra, na, man bent jau daug kartais sunkiau negu tas nuoširdus toks išgiliai verksmas. Nes išbūti, pavyzdžiui, atsikalbinėjimą arba išbūti kažkokius tai įžeidžiančius žodžius yra kartais tikrai sunkiau. Ir pereiti iki, toj situacijai, pereiti į verksmą yra pakankamai sudėtinga. Ir todėl vyresniems vaikams labai dažnai vietoj verksmo geriau tinka kažkokie aktyvūs žaidimai. Tai yra kažkokie tai išsisiutimai, išsigrūmimai, išsilakstymai, kur mes turim daug juoko. Tai tada jie per juoką paleidžia emocijas. Tai kartais tas yra netgi labiau tinkama, negu kad verksmas. Tarsi lengviau eina žaisti, negu verkti. Aha. 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 Va, ir gal jau mūsų pokalbio pabaigai aš norėčiau tą tokią perspektyvą, nes aš žinau, kad kai 2 metų išeina į darželį, 3, 4 ir atrodo, čia niekada nesibaigs, ne? Tai niekada nebus lengviau. Aišku, man dar sunku dabar kol kas sakyti, nes dar tik tai kelios dienos mokykloje, bet šiais metais aš matau labai didelį pokytį. Mano dukroms yra 7 ir aš tikrai matau, kad jos vis daugiau gali pakelti išsiskyrimo, vis daugiau gali pakelti tos svetimos aplinkos, kažkokio to susikaupimo mokykloje. Žinoma, tikrai emocijų būna ir bus, bet tai jau yra kitaip. Daug daugiau gali išreikšti žodžiais ir išpasakoti žodžiais ir netgi jos jau kalba tik. Ir visai ką kita, ką jau 7-metis gali išreikšti žodžiais. Ir ta pati netgi įtampa buvimo mokykloje, buvimo pamokoje, jinai yra kitokia. Jau vaikas yra labiau pasiruošęs savikontrolės prasme, jau jam yra lengviau tai išbūti. Bet net ir jeigu kas klauso, kieno vaikams yra ten 1, 2 link 3, aš net ir iš 4-metės galiu pasakyti perspektyvos, kad jau yra kitaip. Nes, pavyzdžiui, yra trumpesni šitie momentai ir prisideda, va tas, kaip minėjau, pradžioje apie tos būdus, prisideda paties vaiko kažkokių įrankių panaudojimas. Jinai jau pati jaučia, tai gali pasiūlyti, Ema, ten ar nori, einam gal palipdyti, ar einam, nežinau, pastatyti ten kokią nors trasą tau, fiziniam aktyvumui, ar ne, ar ten gimnastiką žaisti. Arba jinai pati pasiprašo, kad tu būk gimnastikos mokytoja, aš noriu ten žaisti gimnastiką. Jau tas vaikas, gal net ir nesąmoningai tikėtina, ne, bet jis jau turi įrankių, kurių pasiprašo, arba kai tu pasiūlai, pasirenka tai, ko jam reikia. Ir dalis, dėl ko aš taip net pradėjau pirmą nuo to, nes dalis tų emocijų netgi nusiema jau per veiklas. Ir tie iššūkiai yra arba trumpesni, arba jų tiesiog yra mažiau, nes vaikas tas emocijas jau randa būdų, kaip išdėlioti, nuraminti, išleisti kitais būdais. Ir gal dar ir negeba įvardinti, kad, aš čia po visos dienos jaučiu didelį įtampą. Bet jau geba įvardinti, kad man čia kažkas, mama, išpurtik mane žemyn galvą. Mes čia tokį turim bajeriuką. Ir jau kalbantis ir darant tą įdirbį ir žaidžiant tos žaidimus ir tas veiklas, pirmus metus po darželio gali atrodyti, kad tai niekada nesibaigs, bet galiu pasakyti, kad 2 metais tai jau yra lengviau ir jau yra kitaip ir jau matosi tie vaisiai. Tai
jeigu šiandien atrodo, kad tai niekada nesibaigs, tai turėkite tos vilties ir vis tiek dėkite tą indėlį, vis tiek kalbėkite apie tai vėliau, kai jau vaikas ramus, apie emocijas, apie jų reiškimo būdus, žaiskite tos skirtingus žaidimus, žaiskite ryšio žaidimus, žaiskite vaidybinius žaidimus, eikit per tas situacijas, na, tuo tokiu sąmoningu pokalbio keliu ir neutralioje aplinkoje, nes tikrai, tikrai, tikrai lengvėja. Taip, tikrai lengvėja ir tu paminėjai ryšio žaidimus, kur turbūt be ne įvairios atsiskirimo situacijos yra mano turbūt rekomendacija numeris 1, tai yra ryšio žaidimai. Ir jeigu dar pas jūs namuose nėra Leto Solter prieraišus žaidimas, tai pradėjus darželį, pradėjus mokyklą, tai yra tikrai ta knyga, kuri turėtų atsirasti, nes ten yra be galo daug ryšio žaidimų idėjų skirtingoms situacijoms. Ir kas man labai patinka toje knygoje, jinai tokia plonytė, tikrai neužims daug jūsų laiko, bet pačioje pradžioje yra labai gražiai paaiškinama, labai trumpai, bet labai taip tiksliai į 10 paaiškinama, kodėl žaidimas yra toks svarbus vaiko gyvenime. Ir būtent ryšio žaidimai, būtent tokio tipo žaidimai, kurie tikrai emocijos savo ruoštų, bet atstatyti ryšį po išsiskyrimo, tai aš nežinau nieko geriau kaip ryšio žaidimų. Kas netingėsit, man atrodo, nepameluosiu, myliu YouTube irgi pavažiavus atgal, mes apie ryšių žaidimus ir pokalbį turėjom naujienlaiškį kažkada. Taip. Tai, žodžiu, visi resursai yra Mylu. Knygą taip pat galite rasti mylu.lt. Dar mūsų su Migle pokalbių Mylu YouTube galite rasti įvairiomis temomis. Ir šiandieną mes turbūt atsisveikiname su ta tokia visai, man atrodo, optimistiška gaida, net jeigu šiandieną atrodo, kad sunku, su laiku tai lengvėja, keičiasi. Ir nežinau, ir man atrodo to normalizavimu, kad tai yra tikrai normalu. Ir net jeigu mano 7-metės grįž namo ir grius ant grindų ir verks, tai vis dar yra normalu. Nes net ir mums yra normalu, kai mums prisikaupia emocijų, išsiverkti giliai iš širdies ir tikriausiai esat patyrę, kaip mums palengvėja, tiesa? Taip. Ir gal paskutiniai pabaigai, tai palinkėsiu dar vieną dalyką, ko visai nepakalbėjom šiandien. Tai nepamiršti po vaikų iškrovų pasikrauti ir save. Kažkokiu būdu, nuvežus į darželį 15 minučių laukia dabar šviečia saulė, ar mėgstamos ten mačios ar kavos puodelis, ar paskaitimas vakare knygos, kas jums veikia, kas jums gražina ramybę, tai nepamirškim ir savęs, nes tikrai dirbam labai sunku ir prasmingą darbą. Ir dar pabaigos pabaigai, man atrodo, kad tu labai fainą temą palėtei ir apie tai turėtumėm padaryti atskirą pokalbį, apie tai, kaip pasirūpinti truputėlį savimi. Gerai. Sutariam. Tai gerų visiems darželių, mokyklų ir jeigu po mūsų pokalbio liko klausimų, visada galite mums juos parašyti į mylu.lt. Visą. Ate.